Taigi su nauja savaitė sveikinu visus ir jeigu mane matote šiuo metu YouTube, matote, kad esu pasipuošusi kalėdiškai ir pirmą kartą pasidažiau po mėnesio laiko, nes iš tikrųjų šiandieną taip pat vyks mūsų virtualus ir komandos renginys taipogi, tai pagalvojau, kad tą progą tiesiog pasiruošiu ir ateisiu rašyti podcastą taip pat. Tai spėju, kad visi esate kalėdiškoje karšlygėje, ruošiatės, puošiatės ir panašiai. Ir noriu labai trumpu epizodu priminti, kokia iš tikrųjų yra tų švenčių prasmė. Ir ką aš kalbėjau praeitais metais, bet tikrai noriu priminti dar kartelį ir kad tos šventės iš tikrųjų mums būtų specialios ir ypatingos viduje, ne tik išorėje. Ir taip pat Šio epizodo pabaigoje paskelbsiu naujienas, taip kad pasiklausykite, mėlyjei. Tai visų pirma, mes žinome, kad su kuo žmonėms asocijuojasi kalėdos. Tai yra dovanų pirkimas, įvairūs vakarėliai ir panašiai, kur švesi, ką veiksi, ką valgysi, ką gersi ir panašiai. Kokią dovaną nupirkti. Ir iš tikrųjų žmonės patiria labai daug streso per kalėdas. Na ir sausį būna daugam tikrai tas vadinamasis blue mėnuo, ar ne, iš tikrųjų atrodo ir pinigų mažiau ir po tų švenčių sunkiau atsigauti emociškai ir panašiai. Ir iš tikrųjų tą labai dažnai pastebiu bendraujant su žmonėm. Tai ko galbūt daryti, kad to išvengti? Tai visų pirma, reikia savęs paklausti, kokia yra švenčių prasmė. Ar švenčių prasmė yra pirkti dovanas ir tiesiog prisivalgyti, prisigerti ir viskas, ta prasme. Ar švenčių esmė yra iš tikrųjų praleisti laiką su artimais žmonėmis, turėti turtingus pokalbius, mąstyti šiuos metus, kokie buvo šitie metai, ką aš išmokau šitų metų ir susidėlioti tikslus kitiems metams, ar ne? Tai susikurtas magiškas akimirkas, visiškai nepaisant, kokias dovanas tu gausi, ar ką tu dovanosi, ar ką tu valgysi, ar kokį brangų vyną tu gersi, ar ne? Esmė yra tame, kaip iš tikrųjų tu jautiesi pats viduje. Nes aš manau, to žmonės iš tikrųjų, mes tiesiog kaip visos parduotuvės, ar ne, ir apskritai kalėdos, kaip dažnai asocijuojasi, tai yra su dovanų pirkimais, su tokiais papuošimais ir panašiai. Ir dėl to aš neslėpsiu, nesu labai didelė kalėdų mylėtoja, nes aš manau, kad šventė turi būti kasdien, o ne tik tai per tam tikrą dieną. Ir kalėdas mes iš tikrųjų susikuriame patys, ne dėl to, kad yra tam tikra data ir panašiai. Tai nereiškia, kad aš nešvenčiu kalėdų ar kažko, bet aš nesu kažkokia tai, kuri eina, ieško pirkti dovanas ir panašiai. Mes su šeima esam nutarę labai daug dalykų, iš tikrųjų per paskutinius metus, kad dovanotis vienas kitam patirtis, tai geriau kažką kartu nuveikti. Dėl to aš esu, pavyzdžiui, šiuo metu kelionėje, ar ne, nes tai yra man didžiausia dovana. Man didžiausia dovana yra duoti savo akimirkas, duoti savo laisvę, duoti savo magiškus momentus su savo artimais žmonėmis, ar ne, ir noriu grįžusi pas savo šeimą, taipogi nuvykti kažkur, kartu visiems praleisti laiką ypatingai, ar ne. Tai, manau, yra didžiausia dovana, tai tas magiškas laikas, kurį tu leidi su žmonėms, o ne tos fizinės dovanos. Be abejo, visiems smagu yra gauti dovanėlę, bet tikrai tai neturi būti brangiausios dovanos. Tai yra didžiausias klausimas, kiek tu širdies įdėjai į tą dovaną, duodamas tą dovaną. Tiesiog nupirkai, kad nupirkti, ar iš tikrųjų darai tai iš meilės, iš to, kad duoti tam žmogui tą gerą emociją. Nes iš tikrųjų viskas yra energija, absoliučiai viskas yra energija. Tu dovanosi dovaną ar nedovanosi, bet jeigu tu duosi žmogui gerą žodelį, apkabinsi, pabūsi su to žmogum, paskambinsi, ar ne, tai tu pasidalinsi su to žmogumi labai nuostabia dovana savo laiku. Pati didžiausia dovana yra iš tikrųjų mūsų laikas. Jeigu mes skiriame laiko tiems žmonėms, kurie mums yra brangus, tai yra pati didžiausia dovana, kokią mes galime duoti tiems žmonėms, ar ne, o ne tos fizinės dovanas. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas - suprasti. Ir galbūt kai kurie iš jūsų nešvenčiate kalėdų, galbūt neturite su kuo švęsti, galbūt esate vieni, galbūt negalėjote susitikti su šeima ar dėl kažkokių kitų priežasčių, tai tikrai dėl to nenusiminkite, tikrai nesate tokie vieni. Ir žinau, kad social medijoje labai dažnai žmonės be abejo rodys pačius geriausius momentus, kaip mes visi dabar fainiai čia susitikom, bet mes niekas nežinome, kas vyksta užkulisiuose ir iš tikrųjų kokia ten yra situacija. Nuotraukos tikrai neatspindi visko, kas yra. Tai tiesiog irgi nelyginkit savęs su kitais, jeigu esate dabar kažkokioje situacijoje arba galbūt praradote mylimus žmonės ir galbūt jums šventės nėra tokios malonės, nes šiais metais jūs nesate su savo mylimais žmonėmis, ar ne, kurie buvo seniai. Tai kiekvienam ta šventė tikrai jausis skirtingai ir kai kuriems nėra taip jau ir linksma per šias šventes. Tai tiesiog pabūkite su savimi, su savo mintimis ir leiskite savo išjausti tai, ką norite išjausti, nes kiekvienas mes tas šventes iš tikrųjų suprantame skirtingai ir ne visiems reikia, kaip sakant, turėti
didžiulius nuklotus stalus maisto, daug alkoholio ir daug dovanų iš tikrųjų, tai tikrai nėra švenčių esmė. Tai to noriu jums, mėly, ir palinkėti, kaip minėjau, apmastyti savo šituos metus, pagalvoti, ką aš nuveikiau, ar ne? Ir tai ne vien tik tai yra susijęs su pasiekimais, bet visai nesenai su viena irgi mergina kalbėjau už savo veiklos, kad, žinai, mes labai dažnai susitelkiam į kažkokias tai pozicijas, į tam tikrus titulus, ar ne, ten ir į pajamas taipogi. Bet kartais iš tikrųjų pasiekimas tų metų gali būti vidinis. Galbūt tu šiais metais labai daug laiko paskyrei savo saviugdai, laikui savo, galbūt pradėjai daugiau laiko ir dėmesio skirti savo sveikatai, galbūt tu tiesiog pradėjai daugiau laiko skirti su mylimais žmonėmis, galbūt tu tiesiog susikūrei labai daug momentų, praleidai daugiau laiko su tai žmonėms, kur seniau neturėdavai jiems laiko. Pavyzdžiui, mąsčiau šituos metus savo. Ir galbūt tai nebuvo tai, kad aš pakilau kažkokią naują poziciją savo kompanijai, bet tai buvo man labai stiprus augimo metai, nes aš tikrai labai daug laiko praleidau saviugdai, darbui su savimi. Per šiuos metus išleidau saviugdos grupės, pradėjome vesti bendruomenę nuo pat kovo mėnesio iki pat dabar. Iš tikrųjų, taipogi išleidau savo website šitai tinklalaidei. Turėjau iš tikrųjų susitikau realiai su visais svarbiausiais savo gyvenime žmonėmis per šiuos metus, kas man yra iš tikrųjų pirmi tokie metai per, nežinau, visą dešimtmetį, kad va taip su visais žmonėms susitikčiau, kurie man yra svarbiausia. Ir tiek buvo, aš, pavyzdžiui, kai peržiūriu savo telefoną per 12 mėnesių, kiek buvo iš tikrųjų nuostabių akimirkų, kur, wow, čia yra svarbiausia, kad iš tikrųjų mes esame sveiki, mes turime žmonės, su kuriais galim leisti laiką, jau kai kurie žmonės išėjo, mes vis tiek turime tos prisiminimus ar ne su jais. Tai iš tikrųjų, tie metai ne visada bus susijęs su ar aš kažką pasiekiau, bet tai gali būti iš tikrųjų augimo metai, kurie jūs labai stipriai nuves į kitus metus, nes automatiškai mes turime pereiti šituos metus, kad mes galėtumėm, kaip sakant, prasiveršti stipriau ateinančiais metais ir panašiai. Taip kad nenusiminkite, jeigu šitais metais jūs kažko neįgyvendinote, bet iš tikrųjų paklauskite savęs, ką aš išmokau šitų metų ir kaip aš galiu šitas pamokas pritaikyti kitiems metams. Čia yra pats svarbiausias dalykas iš tikrųjų, nes pati didžiausia klaida, kurią žmonės daro, tai kad jie įsikelia vis naujus tikslus kitiems metams, bet jie nepermasto, ką jie galėtų išmokti iš kitų metų. Tai yra iš tų praeitų metų. Tai va dėl ko mes ir vis sakom, jo, aš ten daugiau sportuosiu, aš ten daugiau darysiu, bet mes neapmastom, kodėl mes to nedarėm praeitais metais, ar ne? Tai va, kai mes padarysim tą tokį reflection su savim, mes automatiškai kitus metus tikrai galėsim žengti kitą koją. Ir aš pasakysiu, jau dabar įsikėliau savo tikslą rytais pradėti eiti sportuoti. Čia pas mus, kur aš dabar gyvenu šitame apartamente, yra apačioje toks labai labai maža sporto salė, kas nors mane seka social media, tikrai pamatysit. Ir aš dabar pasakiau savo, kad kiekvieną dieną, prieš pradedant dieną, prieš einant į dušą, prieš bet ką darant, aš einu iškart sportuoti, darau kardio 30 minučių. Nes aš noriu pakeisti savo kūną, noriu grįžti ten, kur buvau, ar ne? Ir aš suprantu, kad aš turiu save challenginti, ar ne? Kad aš turiu eiti iš komforto zonos. Tai 2 dienas jau tai dariau, jausmas tikrai geras bet darant tikrai nėra labai lengva, bet aš žinau, dėl ko aš tai darau. Ir aš nelaukiu sausio 1 ir ten to kalendorinio, pradedam dabar daryti. Ne, aš nusprendžiau daryti dabar, iš tikrųjų, nes kodėl man laukti, jeigu aš to noriu, jeigu aš noriu kuo greičiau priartėti savo tikslų, ar ne. Tai ir tiesiog sugalvoji ir imiesi veiksmą, ar ne? Tai va čia yra, manau, pats svarbiausias dalykas, kad nelaukti to kalendorinio mėnesio ar datos, kada aš pradėsiu daryti, bet pradėti daryti dabar, jeigu tau tai yra svarbu, ar ne? Tai va, tai tokie mano palinkėjimai ir noriu iš anksto visiems palinkėti nuostabių kalėdų ir iš tikrųjų dar bus vienas epizodas prieš naujuosius metus, bet linkiu magiško momento, magiško laiko su savo artimaisiais. Jeigu esate vieni, praleiskite laiką su savimi, apmastykite, susidėliokite, tiesiog paimkite tiesiog iš tų dienų kuo daugiau magiškumo, nes iš tikrųjų šventės yra stebuklų metas, bet stebuklus mes kuriame patys iš tikrųjų. Ir nepamirškite savo padėkoti, pasidovanoti savo dovaną už šios metus, taipogi yra labai labai svarbu, nes kiekvienas iš mūsų mes tikrai dirbam daug, darom daug ir yra labai svarbu įvertinti save ir padovanoti savo dovaną taipogi. Ir noriu paskelbti, kad sausio 4 vesiu visiškai nemokamą seminarą 1 valandą Lietuvos laiku. Tai bus įrašas išsaugomas, jeigu negalite prisijungti, jeigu užsiregistruosite, gausite ir įrašą. Ir iš tikrųjų bus būtent naujametinis seminaras, kurio esmė bus tokia, kaip susidėlioti savo tikslus naujiems metams.
kontrolės paleidimas ir gausos pritraukimas. Tai kaip iš tikrųjų pritraukti daugiau, darant mažiau ir paleidžiant kontrolę. Tai nuoroda yra prisekta prie šito epizodo. Pažiūrėkite aprašymę, taip pat galite matyti ir socialiniuose tinkluose. Mane galite susirasti Agneder, Facebook'e, Instagram'e Agnuela podcastas ir TikTok'e Saviugdos podcastas. Ir lauksiu jūsų, jeigu norite dalyvauti ar paklausyti įrašo, užsiregistruokite per nuorodą, nes limituotas vietos yra šiam seminarui. Tai ačiū dar kartelį, kad esate jums ir be abejo noriu jums labai labai stipriai padėkoti, kad buvote šitais metais. Kiekvienais metais mūsų bendruomenė po truputėlį auga, plečiasi ir kiekvienais metais susitinku vis nuostabiais klausytojais, tad be jūsų mielieji nebūtų šito podcasto, kuris jau vyksta 3 metus ir be jūsų atgalinio ryšio nebūtų šitų epizodų. Tai dar kartą noriu priminti jums, jeigu jums rezonuoja, ką dalinuosi, pasidalinkite savo socialiniuose tinkluose, nes iki pat sausio galo, kas mane užmėsite bet kurioje platformoje, jūs pateksite įtraukimą dėl specialaus Saviugdos prizo taipogi. Tai ačiū jums dar kartelį, gražių jums šventųjų kalėdų ir iki kito pirmadienio.